Į skritulį įbrėžtas lygiakraštis trikampis. Reikia apskaičiuoti nuspalvintos figūros plotą ir žinome, kad apskritimo spindulys yra lygus 4. Taigi pasižymiu centrą, čia centras O ir spindulys lygus 4. Matome, kad norint apskaičiuoti nuspalvintos figūros plotą, mums reikia iš skritulio ploto atimti trikampio plotą. Taigi skaičiuokime skritulio plotą, mes apskaičiuosime pagal formulę pi r kvadratu. Tai bus lygu pi, spindulys pas mus yra 4, 4 kvadratu 16 pi. Skritulio plotas. Dabar apskaičiuoti turim trikampio plotą, trikampio ABC plotą. Mes jį galime apskaičiuoti pačiais įvairiausiais būdais, aš padarysiu taip. Štai sujungsiu ir gaunu 3 lygius trikampius, jie lygus pagal 3 kraštines. Tai jeigu jie lygus, štai šie jų kampai taip pat turi būti lygus. 360 dalinu iš 3, nes tokie kampai yra 3 ir gaunu 120 laipsnių. Šių kampų didumas bus 120 laipsnių. Nu, aišku, spinduliai yra ketvertukai. Taigi, aš pirmiausiai apskaičiuosiu trikampio BOC plotą. Ir skaičiuosiu pagal formulę 1/2 kraštinių sandauga ir sinuso kampo tarp jų sandauga. Vat štai tokia formulė. Taigi, lygu 1/2, kraštinės yra 4 ir 4 ir sinus 120 laipsnių. Lygu 1/2, 4 kart 4 16 iš karto parašau, o sinus 120 yra lygus šaknis iš 3 dalinta iš 2. Taigi, ką aš gaunu? Čia 16 dalinasi iš 4, 4 šaknys iš 3. Vieno to trikampio BOC plotas. Tai mūsų viso trikampio ABC plotas būtų lygus, būtų 3 kartus didesnis. Tai 3 dauginčiau iš 4 šaknų iš 3 ir gaunu 12 šaknų iš 3. Taigi dabar lengva apskaičiuoti ir nuspalvintos figūros plotą. Tiesiog iš skritulio ploto 16 pi aš atimu trikampio plotą 12 šaknų iš 3.